Pradžios maldoj. Turbūt girdėjot, kai buvo paminėta žodis meilė. Kad tave, Dieve, mylėtume labiau už viską ir paveldytume tai, kad tu pažadi, kas pranoksta mūsų troškimus. Tai mes čia visi susirinkę labai gerai žinom, kad Dievą reikia mylėti. Bet kartais mums atrodo, gal daug sentimentų, mylėti Dievą, pakankamai sudėtinga, ar nepakanka Dievą gerbti? Gerbti. Taip, toje, kurie tolėliau nuo Dievo yra, jie labai vadovaujasi tokia samprata. Aš tolėliau, bet Dievą gerbiu, tai nežinia, kai gali ten būti, reiškia jam pagarbą ir tas santykis su Dievu toks turbūt yra normalus, taip galvoja žmogus. Ar mes pagalvojom, koks yra skirtumas tarp mylėti ir gerbti? Kartais žiūrėkit, šeimose, kada gyvenat, sakot, tai bent jau pagarbos man duok suteik, jeigu jau meilis neišeina. Tai reikalauja mane pagarbos, nes aišku, meilis, kartais ir negali reikalauti. Bet skirtumas yra didžiulis. Žiūrėkit, kada žmogų gerbiam. Einam dabar į žmogišką plotmę. Kada gerbiam žmogų? Už ką gerbiam? Kodėl gerbiam? Dėl to, kad jis yra toks ir toks, turi tokias pareigos, turi tokius gabumus, pasiekia tam tikrą poziciją. Iš tikrųjų yra šaunuolis. Yra vertas mūsų pagarbos. Bet kartais prasideda kas? Jeigu gerbi, dar gal daugiau gerbk ir pradeda piktnaudžiauti tą pagarbą. Ir nuo pagarbos iki neapykantos yra labai nedaug. Dėl to tai tą, kurį gerbiu, jis gali pretenduoti žymiai daugiau pagarbos, negu yra vertas, ir tas santykis kartais tampa labai komplikuotas. Net nepajaučiam, kad vietoj pagarbos kyla neapykanta, dėl to, kad jis toks ir anoks. Nors galbūt viską turi, tikrai yra šaunus žmogus, bet tapęs arogantiškas ar panašiai, ar dar kas nors. Meilė tuo tarpu, žiūrėkit, meilė, ji nepripažįsta jokios galios, jūs žinot. Ji nepripažįsta jokios galios, jokio skirtumo, jokios atskirties, jokios valdžios, jokios subordinacijos. Jūs tai labai gerai žinot. Šeimose gyvendami. Jeigu vyras arba žmona yra, kitą vertina kaip savo tarną, kitą vertina kaip tas, kuris turi patarnauti, pastato žemesnę poziciją, kas turbūt ne kartą atsitinka, net šeimoje gyvendant ir šiaip mūsų santykiuose, tada nėra meilės. Ir kada žmogus reikalauja pagarbos, jis reikalauja tos galios. Štai kodėl Dievas, suprantat, trokšta meilės, o ne pagarbos. Dėl to, kad jis yra besąlygiškai už mus galingesnis. Ir jeigu mes suvoksim Dievą kaip tą visagalį galingą, kuris gali viską padaryti ir kas nors atsitiks, nebus meilės santykis, mes būsim nepatenkinti, supyksim ir tada kyla neapykanta Dievui. Netikras santykis. Jis trokšta, kad tarp jo ir žmogaus būtų meilės santykis. Ir dėl to mes prašom maldoj, pradžios maldoj ir nuolat, kad tave, Dieve, galėtume mylėti labiau už viską. Nes jeigu labiau už viską jį mylim, tada viskas pasidaro lengva. Tam tikrą prasme įsivaizduojat, ar suprantat, mes atsistojam vienoj linijoj su Dievu. Jūs galite tai suprasti, vienoj linijoj. Tai yra labai daug. Kaip šeimoje, kada jūs
kada jūs esate toj vienoj linijoje, lygus, vienas ir kitas, lygus, jūs respektuojat, jūs žvelgiate kitą į savo sutuoktinį, kad taip įžeidžiau ar panašiai ir stengiat santykį taisyti dėl to, kad jis nėra žemesnis, jūsų santuoka klesti. Ir ar jūs suprantat, tai yra vienybės laidas. Vienybės laidas, vienybės garantija tarp žmonių. Štai kodėl tikėjimas, bažnyčia mūsų apjungia, jeigu jūs galite suvokti, apjungia. Tam tikra prasme. Jūs įsivaizduokit, jeigu ministrė pirmininkė pradėtų arba prezidentas pradėtų reikalauti, kad juos mylėtume. Be abejonės yra kas nors, kas juos myli ir panašiai. Taip, ko jie gali pretenduoti daugiausia, tai pagarbos. Ir mes gerbėme. Bet kai kas ir galbūt negerbė. Suprantat, ir iš čia yra kas? Susiskaldimas. Man patinka prezidentas, man nepatinka, man patinka ministrė pirmininkė, man nepatinka. Susiskaldimas vyksta tarp mūsų dėl to, kad viskas remta ant valdžios ir galios. Bet jie negali daugiau pretenduoti. Negali pretenduoti, kad juos mylėtum. Bet jeigu jie tiki į tą patį Dievą, kurį mes tikime, arba kurį tauta tiki, ir meldžiasi, suprantat, tai jau yra vienybės tam tikra garantija, kad mes kreipiamės į tą patį Dievą, kuris mus visus myli. Iš čia kyla kita problema, pakankamai sunki, jums tam tikras gana ilgokas įvadas į šventą raštą, kurį šiandien girdėjome. Problema, kurią turėjo žydai, tebeturi, ir kurią turi kiekvienas tikintysis. Ar Dievas, kurį aš myliu ir jis mane myli, taip pat myli tą žmogų, kurio aš nekenčiu. Kuris, pagal mane, tas žmogus daro tą ir dar tą, tai iš tikrųjų jis nėra vertas, kaip aš galvoju, Dievo meilės. Suprantat? Atskirtis. Ar Dievas, tarp kurio ir manęs yra santykis, meilės santykis, tikėkimės, taip pat myli ir tą, kuris man nemielas žmogus. Jūs pagalvojat. Ir mes ką sakom, kokias išvadas padarom? Jeigu jis toks, ką žia Dievas jį gali mylėti. Pasižiūrėk, ojei, ten dar tą padaręs, tai tikrai ne. Dėl to ir žydų skirstimo kriterijus, koks yra. Reikia juos, jeigu dabar truputėlį pasigilintumėt, turit galimybės, be abejonės. Įstatymas. Paprastas dalykas. Paprastas. Jeigu tu valgai kiaulieną, tavęs Dievas nemyli. Tiek žinių. Labai paprasta. Ir taip toliau ir visa kita. Aš tik supaprastinu. Jeigu tu valgai nešvarų maistą, pagal juos, kuris suskirstytas yra švarus, žinom, košerinis, nekošerinis, švarus maistas, nešvarus maistas, viskas. Tu nepatenki į Dievo išrinktųjų gretas. Tu esi atskirtas. Ir jie taip pakankamai lengvai surūšiuodavo taip žmonės. Ir ko gero iki šiandien taip pat daro. Dėl to Dievas, kadangi myli žmogų ir mato, kad nukrypo nuo jo tiesos, atėjo Jėzuje Kristuje ir pasakė, jūs atsimenate, kada ėjo kalba apie vaistą, sako, jūs neišmanėliai. Iš esmės ten griežtai pasakė Jėzus, kvaili, sako, neprotingi. Tai jūs, sako, galvojat, kad tą suvalgot ir tas išeina, gali paveikti žmogų. Ne, kiti dalykai yra, dvasiniai dalykai yra, į ką turit kreipti dėmesį, kas mums gali pakenkti, o ne maistas. Taip Jėzus pasakė ir mes dabar galim kiaulieną valgyti ir žinom, kad nesam Dievo atmesti. Suprantat? Štai, bet problema yra pakankamai sudėtinga, dėl to, kad
kad mes irgi kiekvienas skirstume. Ir kada susipykstame, juk jeigu tu žmogaus nemėgsti, iškart pradedi įtarinėti, jis toks, anoks ir panašiai. Tai mes skirstume. Ir vienybės yra laidas arba garantija, kada mes visi kartu, sako, kodėl eit į bažnyčią sekmadieniais, kad galiu prie jūros kaitintis. Mes visi skirtingi. Kaimynai kartais tenai susibaram, susipykstam, bendradarbiai ir panašiai, bet kada visi į tą Dievą, kuris išlieja savo meilę kiekvienam žmogui, ir mano kaimynui, ir mano draugui, ir mano priešui, ir visa kita, mes kartu melžiamės. Tada tas priešiškumas kitam žmogui, jis pamažu iš mūsų širdies, pamažu, ne iškart, bet jis vis tiek taip, suprantat, sumažėja. Pradeda nykti. Jūs tą žinot labai gerai. Susipykot šeimoje, ne? Susipykot vyras ir žmona. Susiplieskit, kaip reikiant. Ieškot būdų, kaip susivienyti. Ir kada einat judu kartu į bažnyčią, kartu einat į bažnyčią ir meldžiatės, nei vienam, nei kitam nėra ko gero patogu. Suprantat? Ir dėl to kartais kita pusė neina ir visa kita. Kad kaip čia dabar, tas Dievas vis tiek, nors aš supykau ant tos savo kitos pusės, jis vis tiek myli tą mano vyrą arba mano žmoną, o kaip aš dabar čia, šitoj vietoj. Ir tu pradedi save, suprantat, žinot, pradedat save, kažkaip ragint, kad reikėtų tų savo principų ir blogybių atsisakyti ir pamažu atkuriat vienybę. Atkuriat taiką. Ir tai nėra priverstinis reikalas, bet yra jūsų pastangos. Iš santykio su Dievu, kurį pajaučiat kaip mylinti tėvą, kuris yra gailestingas ir mylintis visus žmonės, ir nevertus, ir nusidėjėlius. Todėl šiandien, aišku, pirmajam skaitinį girdėjom pasakyta Izaijas, Senasis testamentas, žydams pasakė, kad štai visi ir svetimšalius ateinančius pas viešpatį, kad man tarnautų, kad mylėtų mano vardą ir taptų mano tarnais, visus aš kviečiu į savo šventovę. Visi bus išganyti, Ir aišku, tai priminimas kiekvienam tikinčiam Dievą, kad Dievas myli ir tą, kurio tu nemyli, kuris tau nėra mielas. Tai vienas reikalas. Kitas reikalas, į tą patį įsiterpia ir Evangelija. Bet sprendžia šiandien Evangelija problemą labai pakankamai sunkiai, dėl to, kad girdėjo mane moteris kananietė, tai moteris ne žydė. Jėzus eina su mokiniais. Mokiniai yra įsitikinę, kad kananiečiai, pagonis, ne žydai, yra Dievo pasmerkti dėl to, kad nesilaiko tam tikrų nuostatų. Iš esmės jie yra prilyginami šunims. Jie turi tokią nuostatą. Ir ta kananietė kreipėsi Jėzų. Gelbėk, dukra serga, apsėsta demoną, dukrai sunku. Mamos, žinot, ką tai reiškia, ne? Jeigu vaikas jūsų serga, labai gerai žinot, kaip jūs tada pradedat melstis, net netikintis pradeda melstis, jeigu vaikas suserga. Ką Jėzus atsako? Suprantat, mes kada skaitome Evangeliją arba jos klausomės, mes iškart norim, kreipėsi, Dievas myli visus žmonės, čia kananietė, čia nežydė, tai Jėzus iškart turėtų atsiliepti. O Jėzus atsiliepia visiškai kitaip, negu mes norėtume, ne pagal mūsų standartą, kurį mes turime, visiškai kitaip. Ką jis sako? Jis tyli pirmiausia, nieko nesako, nekreipia dėmesio. Moteris šaukia, moteris bėdoj, jos vaikas serga, žino, kad Dievas gali išgydyti, šaukia, nieko neatsiliepia. Turbūt yra pažįstamas Dievo veikimas kiekvienam iš mūsų.
Dievas kartais tyli ir nieko nesako. Ruošdamasis šiam žodžiui, aš aišku perskaičiau nemažai komentarų, labai daug visokių yra tikrai paaiškinimų šitos vietos, bet kiekvienas tas komentatorius, na taip, šitą šiandieninę Evangeliją aiškina pakankamai sunkiai. Yra pakankamai sunkiai. Mano galva, kad šiandieninė Evangelija yra Dievo testas tau, tikinčiajam. Kiek tu jį myli, kiek tu juo pasitiki, kiek tu į jį tiki. Testas mums. Jis mus pratestuoja. Ar iš tikrųjų mes tikrai Dievą mylime, tikrai juo pasitikime, tikrai esame su juo. Pratestuoja. Tyli, paskui, kaip girdėjom, sako, ne. Sako, aš esu siųstas pas Izraelio tik taip žmonės. Nieko aš negaliu, kaip sakant, padaryti, netgi pasako tokį netgi įžeidžiančią frazę, nedera imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams. Vaikų duona tai reiškia žydų, ne? Tautos, išrinktosios duona, išminti, šventas raštas, šunyčiams pagonims. Tiesiog įžeidžiantis yra kreipinys į tą moterį. Ir ką ta moteris atsako? Kada mes meldžiamės ir su Dievu tą santykį turim, mums kartais nori turėti tokį švelnų, malonų ir kad jis pasielgtų taip, kaip norim. Bet jis kartais mums pasako griežtai. Ir to, ko mes nenorime išgirsti, jeigu mes kreipiamės į jį. Ir neskaitant to, moteris ką pasakė? Man užteks tiek, kiek tu duosi. Trupinių užteks. Vis tiek aš tavim pasitikiu. Man užteks ir bent krislelio. Štai tikėjimas. Suprantat? Jeigu pervesim tai į santykį tarp žmonių, kada susiplieskiam, ir yra iš tikrųjų sudėtingas santykis. Ir jeigu pas jūs vienoj pusėj bent truputėlį atkreip dėmesį mane, bandykim kažkaip tą santykį išlaikyti, bent truputėlį, bent kažką tai. Jeigu jūs kabinatės už šiaudo savo pašlijusiuose santykiuose, ar nerandat sprendimą? Atsakymą jūs man būtų įdomu išgirst, kokį pateiktumėt. Ko gero, taip yra nutikę ne vienam, ne? Ką gaunat, kad griebėtės net šiaudo? Ir šiuo atveju, žiūrėkit, kananietė ta moteris sako, Jėzus, taip, didis tavo tikėjimas. Išlaikei testą, myli mane. Besąlygiškai myli mane. Nesvarbu, aš taip pasielgsiu, ar toks bus. Meilės santykis yra, negalios santykis. Tu man, aš tau. Tada tu gausi to, ko prašai. Ir girdėjom. Taigi, moters prašymas arba šauksmas, arba į maldą yra atsiliepia ir jos dukra yra išgydoma. Pasitikėjimas. Bet tas pasitikėjimas arba tas testas gali būti išlaikytas tik tai tada, jeigu yra tas santykis nepapasakotas, nesuvoktas teoriškai, bet išgyventas. Nebereikal aš jums įtraukiau santykį tarp jūsų šeimoje, kada gyvenat. Jūs geriau suprantat, nes jis nėra lengvas, jis yra pakankamai turbūt irgi sudėtingas. Išgyventas, patirtas, iškestas, turimas. Ir tada jūs žinot, kad galit džiaugtis ramybę, galit džiaugtis vaisiais, meilės vaisiais, kurie taip nenukrenta. Juos irgi reikia išprašyti, išmelsti, iškęsti, išbūti, pamatyti ir tada be abejonės mes esam išgelbėti. Amen.